skiriasi gamtos. O žinot, kuo jos skiriasi? Apelkės yra tokiuose, geliai. Vienas būna aukštai, kitas žemai. Jo, tai, žinot, tai net nepasakosi. Tai čia žemapelkė. Sakoma, kad čia yra aukštapelkė ir sako, kad dar yra skirtumas, kad aukštapelkės, pavyzdžiui, gauna vandenį tik iš lietaus, o žemapelkės dar pasipildo vandenį iš visokių šaltinių, upelių. Tai aukštapelkėse dažniausiai auga, tarmiškai sakant, biedniausi augalai. Kurie tiesiog prisitaikę augti prie blogiausių sąlygų, mažiausiai maisto medžiagų. Dar yra kitoks įdomus dalykas, kad daugelis augalų augančių pelkių negali pasisavinti šito vandens rūgštaus. Nes šitas vanduo, ypač aukštapelkėse, yra rūgščiausias iš visų pelkių, taip sako. Ir dėl to vos ne augalai auga dykumų sąlygomis. Jie dažniausiai vandenį pasisavina iš lietaus per šaknis, kurios yra paviršiui ir tiesiog sugeria lietaus vandenį. Čia prie mūsų, matot, jau apvaliais lapeliais pelkinis žinginys, jau truputį skleidžiasi. Čia prie manęs. Nežinau, ten pamatysim toliau bus. Po to yra toks vikšris, jeigu aš neklystu. Toks tuščiaviduris augalėlis. Vikšris, jo. Na ir viksvų labai daug visokiausių. Priekį matom berželio auga visokiausių. Čia dažniausiai sako, kad pelkėse tokie plaukuoti berželiai auga. O matot, daugelis pušų sudžiūvusios, sakoma, kad anksčiau vandens lygis buvo žemesnis, tai šaknis buvo tiesiog galėjo išgyventi, o kai vandens lygis pakilo, tiesiog prigėrė šaknis ir medžiai nudžiuvo ir jam, aišku, dar padėjo žievagrušis. Tipografas, matot, nugriaužęs kamieną. Dieve. Na, žinau, čia labai šis turėtų būti, bet